mes tikrai, kaip sakyti, palaikom pastangas Vokietijos, Prancūzijos, tikrai nėra pagrindo nepasitikėti, jie tikrai turi didelį politinį svorį, bet tai nėra ES, kaip sakyti, kažkokia tai suderėta pozicija. Jūs gana skeptiškai kalbate apie šitą iniciatyvą. Ne, kodėl stengiuosi būti optimistas, bet tik tai, kaip rodo gyvenimas, kad metas būtų ir pasimokyti, žinot, čia tų visų nuotraukų, kuriuos matėte, aš dar nespėjau pamatyti ir tų rankų paspaudimų, čia labai daug buvo, bet ar nuo to kas pasikeitė? Žinot, todėl daryti išvadas reikia iš tikrųjų realybėje. Aš suprantu ir ukrainiečius, jeigu nieks per daug nepadeda, beje dabar tie ginčiai dėl paramos ginklais. Aš nesuprantu logikos, kai sako, kad jeigu padėsim ginklais, tai dar labiau eskaluosim situaciją. Rusija sugebėjo įvesti Ukrainai ginklų embargą. Ne, kažkoks man tai nesprantamas dalykas, jeigu leiskim sumušti ukrainiečius, leiskim sumušti Ukrainos kariuomenę galutinai ties Mariupoliu, ties Debaltseve ir tada ateis taika, ir tada švęsim, bus taika, iš tikrųjų tada bus taikos sprendimas, jeigu tai yra logika, aš tos nesuprantu logikos.